poziciją įsitaisykime taip, kad būtume įsitiesę, bet neįsitempę. Surandame tokią kūno padėtį, kur jaustume visą savo kūną ir jaustumėmės patogiai. Po truputėlį atpalaiduojame savo pečius, išilginame nugarą, atpalaiduojame veido raumenis, žandikaulį. Jeigu norime, galime užmerkti akis arba tiesiog nukreipti žvilgsnį žemyn priešais save. Žinome, kad nuo šios akimirkos man nereikia niekur kitur būti, nereikia nieko keisti, nieko kontroliuoti. Visas aplinkinis pasaulis pamažu sustoja ir mano dėmesys nukrypsta į buvimą čia ir dabar. Galime mintise sau pasakyti žodžius. Leidžiu sau būti dabartyje, įsitvirtinti joje, palieku visą praeitį ir visą ateitį už durų. Dabar reikalinga tik dabartis. Leidžiu sau būti dabartyje, įsitvirtinti joje, palieku visą praeitį ir visą ateitį už durų. Dabar reikalinga tik dabartis. Leidžiant kūnui vis labiau atsipalaiduoti, aš giliai įkvepiu per nosį ir ramiai iškvepiu per burną. Dar 3 kartus įkvepiu per nosį ir iškvepiu per burną. Įkvepiu ir iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. Jei jaučiu, kad mano mintis vis dar klaidžioja kitur, su kiekvienu iškvėpimu jas paleidžiu ir savo dėmesį vėl sutelkiu į kvėpavimą. Pastebiu, kaip mano kūnas jaučiasi šią akimirką. Po truputį pradedu jį skanuoti, pradedant nuo viršugalvio. Leidžiu savo kaktai atsipalaiduoti, atpalaiduoju vietą tarp savo antakių, taip leidžiant visiems veido raumenims atsipalaiduoti ir po truputį nusimesti įtampą. Pastebiu, kaip mano akys po truputį lengvėja, žandikaulis atsipalaiduoja. Mano kakle nebėra įtampos, pečiai taip pat atpalaiduoti. Mano krūtinė laisva, lengvai juda man kvėpuojant. Aš giliai įkvepiu ir iškvepiu. Mano pilvas ir pilvo raumenys visiškai atpalaiduoti. Su kiekvienu įkvėpimu pilvas švelniai išsipučia, o su kiekvienu iškvėpimu ir vėl subliūkšta. Mano rankos sunkios, patogiai ilsisi palei šonus. Pajaučiu savo klubus ir sėdmenis ir su kitu iškvėpimu švelniai paleidžiu bet kokią ten užkauptą įtampą. Aš giliai įkvepiu ir iškvepiu. Pajaučiu po savimi žemę ar atramą, ant kurios sėdžiu. Pajaučiu sunkes, patogiai padėtas savo kojas. Pajaučiu ir atpalaiduoju savo pėdas bei kojų pirštus.
Dar kart perskanuoju visą savo kūną nuo pat viršaus iki apačios. Ir nuo apačios iki pat viršaus. Paskirstau dėmesį po visą savo kūną ir taikiai pastebiu bet kokius kylančius ir praeinančius kūno pojūčius. Ir kai tie pojūčiai randasi, su lengvumu sau leidžiu juos patirti. Ir jei kažkur pajaučiu dar užsilikusią įtampą ar neramumą, skiriu laiko ties ta vieta sustoti ir kvėpavimo pagalba po truputėlį minkštinti ir atpalaiduoti ją. Giliai įkvepiu, o su kiekvienu iškvėpimu paleidžiu ten užsilikusias įtampas. Dar 3 kartus giliai įkvepiu ir iškvepiu. Giliai ramiai kvėpuoju. Leidžiu sau vis labiau atsipalaiduoti. Mano kūnas ramus ir atsipalaidavęs. Leidžiu sau būti dabartyje. Įsitvirtinu ją. Jaučiuosi ramiai, jaučiu, kaip vidinė ramybė užplūsta visą mano kūną. Ir po truputį vėl pradedu gilinti savo kvėpavimą. Giliai įkvepiu ir iškvepiu. Galiu vėl po truputėlį grįžti į savo dieną, žinant, kad mano viduje yra ramu ir gera. Šią ramybę aš visada turiu su savimi ir prireikus galiu ją pasinaudoti. Grįžtame į įprastą savo kvėpavimą. Po truputėlį vėl pradedame pajudinti savo kūną, galbūt savo rankų, kojų pirštus, pečius, galbūt kaklą. Iš lėto vėl grįžtame į savo erdvę. Įsiklausome į aplinkinius garsus. Pajaučiame pagrindą po savimi. Ir kai būsime pasirengę, iš lėto švelniai atmerkiame akis.